Kol dar nedirbau toj srity, aišku, masažuodavau šeimos narius, visi ten alpdavo, kaip čia gerai, tau čia reikia dirbti, taip ir toliau. Bet išvažiavau į užsienį, nedirbau šitoj sferai, grįžau ir galvoju, reikia kažką daryti. Įsidarbinau reabilitacijos centre Panevėžy. Padirbau 3 metus, išėjau į dekretą ir galvoju, aš nebeturiu galimybių gyvendama Krekenavoj, važinėti, vaikas yra, ta prasme reikia kažką keisti. Ir kaip tik tuo metu mano šeima įsigijo šitą namą su intencija atidaryti restoranėlį šeimos. Ir atsivertėm planą viso pastato, mama sako, tavo vieta čia, šitie 2 kambariukai. Kadangi jau turėjom patirties su restoranėlio parama, tai ieškoti labai kažkur plačiai nereikėjo, viską darėm pačios, mokėmės iš klaidų ir naudos tikrai atnešė, nes visa pradžia, realiai tilpom į visą sumą išsikurti šitam kabinetui. Jeigu nebūtume gavę finansavimo, tai manau šitas kabinetas neturėtų tokių ryškių spalvų, jis būtų baltas pilkas, paprasčiau, grubiau turbūt ir be visų šitų gražių idėjų. Pas mane iš paslaugų yra limfodrenažo procedūra, taip pat elektros stimuliacijos procedūra. Esu baigus teipavimo mokymus, tai jeigu žmonėms reikia, padarau ir teipavimą, vakuuminės taurelės. Poreikis yra begalinis. Yra dar vienas masažo kabinetas Krekenavoj. Mes esam 2 kolegės, tikrai ne konkurentės, telpam. Žmonių tikrai daug, ne vien tik iš Krekenavos miestelio atvažiuoja iš aplinkinių kaimų, atvažiuoja iš Panevėžio. Gyvenu Krekenavoj, gražiam miestelį, man čia labai patinka. Darželis čia pat, mokykla čia pat, mano darbo vieta čia pat. Aš esu pati savo vadovė, pasidarau taip, kaip man reikia, ko daugiau reikia.